Visa Lietuva pažymėjo sostinės nepriklausomybės simbolio 700 metų sukaktį. Medardo Čoboto universitetas neliko nuošalyje. Sausio 25 dieną Lukiškių aikštėje susirinko šimtai senjorų, Medardo Čoboto universiteto bendruomenės narių. Meninio ugdymo fakulteto klausytojai skaitė Vilniui skirtas eiles. Ten, kur teka Neris su Vilne, gimė Vilnius, gražus ir didingas, pačioje Lietuvos širdyje. Kai sutems, ima gausti viltingai varpai ir mes tikim, mus Dieve vedi, kai giliai milijonų širdį skamba Vilniaus varpai. Prorektorė Aldona Rėksnienė kėlė klausimą, ką valstybei reiškia sostinė. Istorijos fakulteto dekanė priminė, kaip Lietuvos žmonės amžiais saugojo ir gynė nuo priešų savo sostinę. Ši karta dar prisimena tolimą Vilniaus 650 metų jubiliejų. Prabėgusių metų kaip nebūta. Pražilę samana žalia, einu lyg paukštis lengvai, sena siaurąją gatvelę. Stogai senieji, kai jūs tik pamatau, aš pajaunėjau ir tyliai pasakau. Aš jaunas, aš jaunas, aš jaunas, senieji Vilniaus stogai, nušviesti saulės spindulių, aušra nušvinta rausvai, ir aš miegoti negaliu. Nešuosi mintį Vilniau tais rytais, tave dabindi vėl naujais stogais, dabindi, dabindi, dabindi. Meninio ugdymo fakultetas sausio 30 dieną pakvietė visą universiteto bendruomenę į iškiliosios profesorės Viktorijos Daujotytės paskaitą. Lektorė išryškino lietuvių poezijos sąsajas su Vilniumi. Antai pažvelk, tai Vilnius rūmais, dunkso tarp kalnų plačiai, naktis į rūbais tamsiais kaip dūmais dengia, į sniegą giliai. Po paskaitos susirinkusius ir kolegas iš Panevėžio tau džiugino puikios romantikų dainos apie Vilnių. Filmavimo grupiai labai pasisekė, nes buvo leista filmuoti Raudonojo kryžiaus Elektrėnų skyriaus pirmininkės Rasos Kulevičienės ir savanorės Žanos vedamas pirmosios pagalbos teikimo pratybas. Jums. Ar jūs girdit mane? Negirdi. Ką daryti, nabakas negirdi. Palaukit, dabar Ausinės. ranką čia. Ir tik tada taip darom.
Ir dabar atlošiam. Aha, vieną ranką ant krūtinės. Girdžiu, jaučiu, matau. Kitą žandą. Aha, prie burnos žandą. Pasilenkime. Kvėpavimą virš ar kvėpuoja žmogus ar nekvėpuoja. Žandas virš burnos. Skaičiuojam 10 sekundžių. Ant kalno mūrai, joja lietuviai, joja lietuvaičiai. Šios dainos ritmas geriausiai atitinka pagalbą teikiančiojo judesius pratybų metu. Taip, čia fiksuojam pečių liniją virš krūtinkaulio ir pradedam. Labai gerai. Kiek gali. Ranka neturi šokinėti. Nes nuvažiavom, ranka neturi, jinai turi labai pačių. Gal jau kvėpuoja. Sakyčiau, kvėpuoja. Tai tada būnam šalia, stebim ir laukiam greitosios pagalbos ir vis tikrinam kvėpavimą. Taip, kvėpuoja. O jeigu pradėjo kvėpuoti, vis tiek greitai jos neatšaukiam. Ne. Yra ką veikti. Giliau reikia. Gerai, ne. Šeina. Galime būti tikri, kad šiuose mokymuose dalyvavusios 3-ojo amžiaus universiteto klausytojos sugebės tinkamai suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Filmavimo grupė užfiksavo svarbiausius klausimus svarstytus Nacionalinės 3-ojo amžiaus universitetų asociacijos nario Elektrėnų TAU valdybos posėdyje 2023 metais kovo 15 dieną. Valdybos kuratorė Vida Pranskevičienė pasakojo, kaip ieškomi ir randami lektoriai. Nuo asmeninių pažinčių ir nuo patirčių kitų universitetų, žiūrim į jų planus, domimės ir įvairiai, žinokit, ir rekomendacijom, ir kažkas tai kažkur kažką girdėjau, iškart skambina, čia girdėjau geras lektorius, gal ateityje mes, tokiais bendrais ryšiais, bendrom pastangom surandam. O dabar konkrečiai šiandien šitos medikės. Rasa Kulevičienė, pirmi metai dirba, tik tai metai dirba Elektrėnuose, yra Raudono kryžiaus pirmininkė, Elektrėnų pirmininkė. Ir ji labai pati žmogus iniciatyvus, aktyvus, susirado mus ir pasiūlė pirmiausia tai tam tikrus ten materialinius tokius, kaip ir paketėlius tokius, kaip ir visiems. Ir pasiūlė būtent šitą programą, toliau tą programą, ji tęsis, nes tik tai po 8 žmonės, kaip matot, kadangi praktiniai dalykai, tik tai po tiek. Tai mūsų čia prasitęstas ir šiais metais, ir prasitęs iki, ir be abejo, ir kitais metais. Išgirdusi klausimą, ar reikalingas Nacionalinės 3-ojo amžiaus universitetų asociacijos kuriamas lektorių bankas, valdyba reagavo labai entuziastingai. Čia būtų nuostabu. Būtų idealu. Klausėme, kokie objektai labiausiai akcentuojami ekskursijose. Įvairiai, irgi pagal rekomendacijas, kas kur pabuvojo rekomenduoja, ir į istorinius, ir į kultūrinius, ir įvairiai. Ir gamtos. Taip, ir gamtos. Šiais metais rudenį buvom labai puikioje ekskursijoje iki Ventės rago, tai visą dieną mums laiko kainavo, bet turėjom puikų gidą nepaprastai, kurį beje dažnai samdomės iš Kaišiadorių turizmo centro ir tikrai šiais metais irgi dar yra mūsų nusimato ekskursijų nemažai, taip kad ekskursijos tikrai, taip sakant,
teikia didelį džiaugsmą visiems. Jo, mes turim, taip, paantrinsiu Onutei, kad labai nuostabų gidą Kaišiadorių turizmo centrą. Mūsų užsakymų jisai parengė programas, viską mums sudėlioja, lydi, pasakoja ir mes labai džiaugiamės, tikrai turiningos įdomios kelionės. Labai svarbi Elektrėnų tau yra sportinė veikla. Renkamės pirmadieniais ir trečiadieniais ir sportuojam kiekvieną nuo 9 ryto iki 10 valandą. Renkasi nemažai moterų, būna iki 15, būna ir 8. O kas moka vadovauti, jūs tikriausiai? Vadovauja, ne, mes turim iš sveikatingumo centro, iš sveikatingumo biuro ateina vaikinas, sveikatos biuro, kuris yra stiprinimo specialistas sveikatai. Dar siūlo ir 3 dieną, kad penktadieniais, jis dar nepasiruošęs, eitume šiaurinį ėjimą. Šiaurinėmis lazdomis. Su lazdom šiaurietiškom. Taip, ir kur eitumėt, yra kokie nors takai saugus ar pas yra dviračių takai, saugu eiti. Parkas, tas visas. Taip, kad aktyviai gyvenam, aktyviai. Kas netingi, tas juda. Labai įdomiai užsiimam. Na, aišku, mes visos jau pagyvenusios, jis prieina ir sako, tu gali, tu padarysi. Ir padarom. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas Senjorė būk pilietiškas, nustok dejuoti ir pradėk veikti sėkmingai vykdomas. Daugybė nacionalinės 3-ojo amžiaus universiteto asociacijos narių organizuoja įvairius masinius renginius, bet ir individuali senjorų veikla yra labai svarbi, nes senjorams reikia atrasti save, kad dienos būtų prasmingos. Nuo ko pradėti tas savęs paieškas, paklausėme labai veiklios Medardo Čoboto universiteto klausytojos, dailininkės Honoratos Vilks. Aš net nežinau, nuo ko ir aš pradėjau. Čia turbūt tautodailė fakultete. Čia dekanė, gerbiama dekanė Irena Junkuvienė. Matyt, manyje kažką tai įžvelgė tokio meniško, kadangi ten mes įvairius darbelius dirbam ir kūryba yra. Bet ką darant, ar siuvinėjant, ar mezgant, ar kažką, tai vis tiek yra ir improvizacija, yra ir kūryba. Tai va, tada 17 metais pakvietė į Vienožinskio, ten susitarė su direktorium ir keletą žmonių, mūsų 7 atrodo buvo, ir pakvietė į tą tapybą. Ten ir pradėjau tapyti, o tapyti reikėjo tiesiog, pastatė natiurmortą ir iš natūros, ir buvo pats pirmas paveikslas iš natūros pieštas. Ir gan įvertino, kad yra ta gyslelė ir reikia ją tik išvystyti. Ir prasidėjo mūsų ten tie darbeliai, vieną kartą savaitę eidavom į užsiėmimą ir gavosi, kad kuo tolyn, to gražyn ir gerin. Išmokau derinti spalvas, kur ką, su kuo pamaišyti, patvarkyti ten tos šešėliavimus, kas yra labai užakcentuota, kad reikia šešėliuoti būtent, išmokti gerai. Tai iki šiolei šešėliuoti mokaus. Mes persikėlėm į Antakalnio seniūnijos patalpas. Iki šiolei mes ten tapome. Kitais dėstytojais vyksta labai tikrai daug parodų ir bendrų, ir atskirai.
taip kad, nu, kaip įvertina ir dėstytojas, tai puikiai, sako, gaunasi, tai vat, taip ir žengiam pirmin. Kas apsprendžia jūsų darbų tematiką? Nulėmė daugiausia tai fantazijos. Šis būtent paveikslas, tai tiesiog Ukrainos buvo padiktuota tema. Ir aš tiesiog žinau, kad ten saulėgrąžos, dangus, taip ir išėjo šitas paveikslas. O kiti tokia laisva tema, daugiausia aš mėgstu. O kad jūra, tai man patinka nuo senų laikų labai, aš mėgstu ir prie jūros poilsiauti ir ją pačią tapyti. Tai kas liečia jūrą, tai vis dar mokinuosi, aš galvoju, labai paprasta, kaip nuėjau pas dėstytoją, sakau, labai mėgstu jūrą ir man labai patinka visokie peizažai. Sakė, taip gražu, bet sakė, sudėtinga. Nu, galvoju, vis tiek turiu įveikti. Sudėtinga ar ne, bet man labai patinka. Nu, kai patinka, tai pasirodo, kad galima ir įveikti. Toliau dabar Naujoj Vilnioj ten bus kažkokioj tai ar mokykloje, ar kažkokiam klube. O be to buvo ir Antakalnio biblioteka, buvo mūsų bendra 2 grupė, Antakalnio seniūnijoje. Ten yra 2 grupės mūsų. Ir iš mūsų universiteto ten ir iš kitų ateina. Tai buvo tokia bendra paroda Antakalnio bibliotekoje, ten kiekvienam reikėjo po 2 paveikslus, jų buvo 40. Tai mano dėstytojas, kuris ruošia parodą, jis atrinko savo, ten tas yra toks rytietiško stiliaus, tai ant jo užrašė visas parodos pavadinimą, ten visos, jis išrinko iš tų 40 šitą paveikslą, mane taip nustebino. Ir man davė atminčiui net tą plakatą visą savo, kurį jis. Čia aš buvau labai pamaloninta tikrai. Iš tiek paveikslų, kad išrinkti tą tokį mano, tai aš labai nustebau. Gera ta. Koks jūsų kūrinių likimas pasibaigus parodoms? Dovanoju pagrindę, atsiranda, kas nori pirkti, tai irgi parduodu. Parduodu, sakau, kas kaino aš nenustatau. Auditoriją puošiu, taip, savo auditoriją, buities kultūros fakulteto auditoriją, išpuošiu irgi tais paveikslais, kad jaukesnė būtų. O apie šį paveikslą galima pasakyti taip, kad jis yra nuo studentavimo laikų užmirštas, kadangi pritrūko siūlų Muline. Tarybiniais laikais tai čia buvo sunku gauti siūlų, tai buvo įdėtas ilgai į stalčių. Ir paskui, be žiūrėdama savo visus daiktus, aš jį atradau ir pradėjau jį atgaivinti. Ir pabaigiau praeitais metais aš jį. Ir šiuo metu yra įrėmintas ir Tautodailės fakulteto patalpose yra eksponuojamas. Ką jums dar davė 3-ojo amžiaus universitetas? Fakultetas bendravimą, labai didelį bendravimą. Ta, kurį aš mėgstu, labai bendrauti ir kažką tai naujo išmokti. Ir daug ką išmokau, kažką mokėjau, prisiminiau. Įvairius siuvinėjimus, tapybą ant šilko. Man buvo naujiena, kurią išmokau irgi tapybą ant šilko. Keramika. Pabandžiau keramiką. Irgi labai patinka. Tik gaila, kad nėra tiek laiko viskam. Daug lankiau įvairių paskaitų, dabar nebesigauna. Dabar kol kas muziejai labai domina. Tai vaikštom į muziejus, įvairias parodas lankom. Būtent dabar yra ukrainiečių labai graži paroda Valdovų rūmuose. Nuostabiai graži. Tikimės,
kad gerbiamos Honoratos patirtis daugeliui senjorų padės suvokti, kokius neįkainuojamus dvasinius turtus ir talentus turi žmonės, nors dažnai apie tai nė nepagalvoja.